Labas rytas, šiandien gegužės 12, ketvirtadienis, kviečiu apžvelgti šios dienos spaudą. Respublika rašo, statistikos departamentui per visuotinį gyventojų surašymą pavyko Lietuvoje rasti tik 2,900,000 žmonių. Teisinamasi, kad tai preliminarūs duomenys. Mūsų turėtų būti mažiausiai 3,200,000. Tokia didžiulė paklaida, ar valstybės vadovai nenori pripažinti pastaraisiais metais taip valdę, kad žmonės iš savo šalies išsilakstė. Kur ta riba, kai emigracija ims lėtėti? Apie šią Lietuvos problemą diskutuojama su profesoriumi Rimantu Rudzikiu rašinyje Statistika ne politikai neklysta. Bankų darželyje dygsta būsimų konkurentų daigai, rašoma verslo žiniose. Netrukus Lietuvos įmonėms atsiras galimybė leisti elektroninius pinigus. Vakar vyriausybė pritarė elektroninių pinigų ir įstaigų įstatymo projektui, kuris leis vartotojams atsisakyti banko sąskaitos, o pardavėjų ir pirkėjų internetu keistis piniginiais vienetais. Specialistai sako, jog tai gera žinia verslui, mat atsirastų alternatyva gryniesiems, bankų kortelėms ir atsiskaitimui per bankus. Kodėl mes likome našlaičiais? Prieš 20 metų medininkuose nužudytų Lietuvos pareigūnų vaikai dar neišgirdo atsakymo į šį klausimą, nors tų skerdynių vykdytojas pagaliau išklausė nuosprendį. Kalėjimas iki gyvos galvos. Tokį nuosprendį vakar paskelbė buvusiam sovietų milicijos specialiojo būrio OMON pareigūnui Konstantinui Michailovui. Apie tai Lietuvos ryto rašinyje nuosprendis neužgydė žaizdų. Bankų viliotinis vėl įsibėgėja, skelbia Vilniaus diena. Nors dar prieš metus ar pusantrų norint gauti būsto paskolą tekdavo pereiti kryžiaus kelius, dabar ši situacija iš esmės pasikeitė. Šalies ekonomikai atsigaunant pastaruoju metu naujų klientų bankų darbuotojai itin aktyviai ieško siūlydami nedelsiant pasirūpinti banko paskolomis, neva dabar jų suteikimo sąlygos ir už jas mokamos palūkanos itin palankios. Ir kad rudeniop prognozuojamas ne tik paskolų palūkanų augimas, bet ir prasidėsiantis būstų trūkumas. Ir dar Lietuvos ryte rašoma, jog gegužės 1-ąją prasidėjus raigių surinkimo sezonui, rinkėjai žvalgosi į dangų ir laukia lietaus, garantuojantį geras raigių derlių ir nemenkas pajamas. Išgirdę, kad Dzūkijoje supirkimo kaina 50–80 centų brangesnė, parduotis raigių į Lietuvą vyksta ir lenkai bei latviai. Tačiau lietuvių bendrovė nebepajėgia supirkti tiek, kiek žmonės surenka, o sulaukia iš Lietuvos didelės pasiūlos ir prancūzai sumažino kainas. Rašinys prie supirkimo punktų sraigiautojų eilės. Kalėdų senis per metus gauna nuo 4 iki 11 tūkstančių laiškų. Ne ką nuo jų atsilieka ir mūsų valdžios vyrai bei moterys. Prezidentė šįmet pasiekusių kreipimusi skaičius artėja prie 2000. Į premjero stalčių kas mėnesį gula per 300 laiškų. O sostinės meras Artūras Zuokas kas rytą tikrindamas savo pašto dėžutę randa kelis šimtus naujų vilniečių laiškų. Neretai žmonės tikisi stebuklo arba prašo sutvarkyti buitines smulkmenas, tačiau valdžios žmonės asmeniškai ir operatyviai atsako tik išskirtinių laiškų autoriams. Taigi, Vilniaus dienos rašinys valdžiai lyg kalėdų seniui. Kągi šiandien atsisveikinu, darbingos jums dienos ir iki rytojaus.